Sveiki, šiandien pradedam mūsų susitikimus, kurie vadinasi darbinis pavadinimas – praktinė psichologija. Tai kas tai yra praktinė psichologija? Tai yra tam tikros taisyklės, kaip gyventi šitam pasaulyje. Tai mes planuojam 30 taisyklių. Šiandieną pirma taisyklė. Jinai skamba taip. Krizės ateina ir praeina, o tu išlieki arba ne. Apie ką ta taisyklė kalba? Pandemijos, karas, infliacija, ir kažkokie kiti dalykai. Vieni žmonės išgyvena tai, sugalvoja, kaip geriau elgtis, nusprendžia, kokiu imtis geresnių, tikslesnių, praktinių veiksmų, o kiti pasimeta. Netaip sureaguoja ir praranda tai, ką turėjo. Tai dabar visi pagalvojam. Tokia namų užduotis tiesiog. Pagalvokit, ką reikia padaryti, kad šitoje situacijoje išlikti ir galbūt netgi pasiekti daugiau. Pirmoji užduotis iš praktinės psichologijos. Susitiksim vėliau. Sėkmės jums ir laimės.